garso įrašą teismui leidus. Ar galima teismo daryti? Aš jums aiškiai pasakiau. Aš esu proceso šalis. Aš neturiu duomenų, kad jūs esat proceso šalis, aš nesivelsiu į diskusiją. Vaidai, tavęs prašė prie tą posėdį atvesti. Nu, pasakykite jūs, ko nors nutylėkite. Aš prašau jūsų išjungti kamerą dar kartą. Aš esu Gediminas Paplauskas. Tvarkoj, daromas garso įrašas, asmuo Gediminas Paplauskas neklauso teismo nurodymų, supakuoti kameros, aš todėl jūsų prašau, kadangi jūs nevykdote teismo nurodymų, pasišalinti iš teismo posėdžių salės. Jeigu jūs sutinkat pasišalinti, ar man kviesti policijos pareigūną, kad jūs pašalintų iš posėdžių salės. Prašau palikti salę, nes jūs neklausote teismo nurodymų. Teismas turi argumentuoti savo nurodymus. Teismas pasakė. Šitą jūsų diskusiją aš suprantu kaip atsisakymą vykdyti teismo nurodymų. Tvarkdarys salėje yra teismas. Teismas pasakė jums. Taip, teismas ir vadovaujasi įstatymu. Pasakė, supakuokite kamerą ir leiskite tęsti posėdį. Prašau netrukdyti teismo posėdį. Aš jūsų paprašau. Jūs nesate įstatymas. Jūs esate teisėjai, kurie vadovaujasi įstatymais, o įstatymas proceso šalims leidžia daryti įrašą. Ir aš tą įrašą darau. Aš jų neleidžiu, jūs nesate proceso šalis. Kodėl man neleidžiate, kaip nesu proceso šalis? Vaidai, tave paprašė? Jis yra proceso šalis. Kas yra? Nukentėjęs. Gediminas Paplauskas kaip liudytojas. Tai liudytojas turi būti už durų, jo labiau. Daugiau mes nebegalim. Advokatė. Taip, jis buvo... Mes dar nepradėjom, jisai kol kas nėra, aš tokių duomenų neturiu. O Bronislavos Ročius neturim duomenų, dėl ko neatvyko. Ir taip pat į posėdį dabar nežinau dėl asmens, kuriam surašytas administracinės teisės pažeidimo protokolas dėl jo liudytojo. Jisai jį kvietė, turėjo užtikrinti jo dalyvavimą. Tai aš nežinau dabar. Kalbam apie Gedimino Paplauską. Šitas liudytojas buvo pašalintas posėdžių salės ir matyti dabar išėjti. Tai išsispręsim, tvarkoj. Tai pas jumis nėra, ne? Ne, ta byla yra išsiųsta į apygardos teismą. Supratau, ačiū tada, viso geriausio. Palaukit, tada žinokit tą garso įrašą, ar jums užtenka, žodžiu, kad pasakau, kad negalima padaryti, jau mes tada kalbėjom, ar jums reikia rašto? Tiesiog užteks, jeigu jūs jau pasakėt. Jo, nes aš sakau, tikėjausi jūsų kopijų, bet žiūrėt, garso įrašą kalba.